O tipo, Jo. po trečio deito aš galiu rašyti, nu, bet aš tikrai nekviesiu į antrą deitą. Taip, Nu, jo. tipo, mes nuėjome pirmą deitą, okei, pakvietė pirmas bernas. Ir tada jisai skundžiasi savo draugam, kad aš nerašau ir kad aš nekviečiu į deitą. Tipo, aš tau galiu parašyti, aš nesakau, kad pana turi nerašyti pirma visiškai. Taip. Jinai pirma neturi tavęs pakviesti į deitą, man Jo, atrodo. tipo, pana neturi kviesti deitą. Jo, aš Jeigu galiu tu nori atsiųsti mergos, tai Instagramų, pakvies. Reelsų, tipo, aš galiu atsiųsti TikTok'o, aš galiu atsiųsti Snap'ų, bet aš nekviesiu pirmą į deitą. Nes tiesiog. Tipo, realiai, va čia kaip mes kalbėjom, kad, tipo, pirmam deitą bernas tik apie save kalba, tai ką aš į antrą deitą pakviesiu, kad apie mane pakalbėtų. Apie save pakalbėti. Aš paklausiau šitą. Sveiki, gražuolės ir gražuoliai. Tai sveiki atvykę arba sugrįžę į mūsų podcastą. Gerai, kad nefilmuojam. Taip, gerai, kad nefilmuojam. Ir vėl esame mes šiandien dviese. mes dviese, taip, ir vėl su Daniele. Taip. Labai tikimės, kad tuoj galėsime būti ir vėl visos tryse. Ir kad, nežinau, jo, kad Elzė sugrįž Kad greitai. grįž mūsų Jo, ir draugė. kad ir vėl galėsim filmuoti jums podcastus visos tryse, kaip ir pradėjom. Tai va, tai labai labai ačiū jums iš karto visiems už visą meilę, už visą, nežinau, palaikymą jo visą. Labai, nežinau, stumėt mus judėti toliau filmuot ir labai esam dėkingos, kad galim paskaityti jūsų komentarus ir kad šėrinat video ir kad laikinat, tai labai labai esam dėkingos. Ir šiaip iš karto sakau, kad pafollowinkit mūsų Instagramą. Gerai, kad nefilmuojam, nes ten mes keliam visas naujienas apie mūsų visas serijas, kada išeina, kokios išeina, temų užklausas paleidžiam, kad jūs savo istorijas galėtumėt parašyti visada anonimiškai, aišku. Klausimų būna. Jo, klausimų būna, tai sakau, pafollowinkit Instagramą, ten rasite visas naujienas. Taip. Ir šiandien tokia tema. Kontroversiška šiek tiek. Jo, ir šiaip man labai gaila, kad, čia kada mes biškai ekspromptu filmuojam, aš iš tikrųjų nespėjau paleisti užklausos dėl šitos temos, kad jūs galėtumėt parašyti savo kažkokias patirtis arba kažkokias tiesiog idėjas kažkokias. Tai mes kalbėsim labiau iš informacijos, kurias surinkom iš socialinių medijų, TikTokas, Instagramas, iš savo patirties. Tai galėsim biškai lysti šiandien į mūsų asmeninį gyvenimą. Taip. Atidarysime jums. O jeigu turit jūs patys kažkokių nuomonių ir jo, idėjų, visada tai jo, parašykite komentaruose. Jo. Ir gal mes padarysim seriją, kurioje Part aptarsim 2 jūsų realiai. mintis. Realiai, nes aš manau, kad tikrai šitą temą paleis daug komentarų. Tikimės, kad tiesiog daug jo, jūsų nuomonių. Jo, daug nuomonių, manau, kad tikrai paleis, nes labai kontroversiška tema, man atrodo, visiems labai skirtingos patirtis yra. O jeigu nenorit rašyti čia, kad visi matytų, tai Tai galite rašykit mums į Instagramą. Instagramo diemus, privačiai, tai tik mes žinosim. Nes mes viską perskaitom. Jo, sakau, tikrai dėl šitos temos rašykit savo patirtis žemiau, komentaruose tikrai rašykit belekai ilgas žinutės, kokias norit. Ir rašykit, sakau, jeigu norit, kad nematytų visi, kas raštai, rašykit mums privačiai, mes paskaitysim ir turbūt tada, jeigu sulauksim daug atsakymus, kaip paskaitysim, padarysim seriją tokią part 2, kur skaitysim jūsų istorijas ir aptarsim jūsų patirtis. Tai šiandienos tema yra bernų ikai, red flagai, ir mūsų pasimatymai, mūsų istorijos. Mūsų patirtis. Tai va, kažkaip man atrodo, visi šitos temos laukia. Nes tikrai įdomi, man patinka tokius podcastus žiūrėti, kur kalba, nežinau, ten apie labai, nežinau, ten kažkokias awkward pirmų pasimatymų patirtis ar kažką. Ir man atrodo, kad šiaip mums tiesiog metas biškiu atviriau su jumis kalbėti, kad... Jo. Tai va, tai kažkaip bet ir šitą pasirinkom temą, nes turim ką papasakoti, turim istorijų. Ir nuomonių turim savo kažkokių. Tai žodžiu, tai realiai mes pasirinkom tokias kaip ir dvi main tokias temas, bet aš manau, kad tikrai išsivysis daug kitų temų. Kaip visada būna, mums patinka nukrypto temų, labai sorry, aš įsijungiau telefoną, nes čia mano tokie, čia mano surašyti red flagai nautose, bet mes padėsim nuo iko. Jo, tai man atrodo šiaip tiek panas, tiek bernai yra tikrai turėjo ikų. Jo, man šiaip tas ikas žodis labai patinka. Taip, man tas jis labai atitinka tą, ką reiškia, man atrodo. Ir mums su ikais irgi patirtis labai, labai panašios yra. Kai mes čia dar prieš podcastą kalbėjom, kad mergom yra visa taip, kad mes šitą temą tokia grinai apie
romantinius santykius paauglių, ta prasme, nu, apie situationshipus, taip toliau, ta prasme. Tai man atrodo, kad mergos visada, aš čia daugumas, kai kalbėjau, aš pati su mama, mes labai dažnai diskutuojam, visada ten naktį, dažnai prie stalo, ta prasme, kur tipo, visada, nu, mes mergos esame tokie keisti creatures, kad mes visada norim to, ko mes negalim turėti. Gal ne visada, gal yra panų, kurios nori ten bernų, kurie paskui jas bėgioja ir viską. Bet mes mes ir šiaip nuo mūsų aplinkoje šiek tiek esu pasirankius situacijų, mano mama man tiek pat yra paskui, žinai, kaip ypač paauglystėje, man atrodo, taip mums reikia intrigos. Man atrodo, gal, nu, tos amžius, kai reikia dramų, reikia intrigų, nu, tos yra grinai pikas, man atrodo, visko. Tai, bet aš savo patirties kalbu, Danielė irgi iš savo. Ir dar iš aplinkinių, kiek ir iš TikTok'o, kai aš su informacijos, žinai, kur būna scrollin ir visada yra šitie TikTok'ai, tavrasi, kur ten paripūsni arba kažką, kad visada mergos nori to, ko negali turėti. Jo, ir man atrodo, kad kai pradeda turėti kažką, tada pareina įkas. Tiesiog pareina įkas, nes man tai buvę jau nežinau, kiek man irgi, žinokit. Tiesiog, kai kažkas vyksta, ko tu visą laiką norėjai, taip greitai viskas pasibaigia man. Tipo, pas mane yra daug tokių istorijų, kur, tipo, pas mane labai dažnai prasideda kažkos, kad, tipo, kaip čia dabar paaiškinti, kad, tipo, kai yra the early, žinai, stages, kur, tipo, tiesiog dažniausiai būna ten storio palaikinimas, arba, žinai, ten į Snapchat'ą pridėjimas, arba ten pasirašymas kažką, kad visada dar sėdant tokios įtampos biški, man atrodo. Tokia intriga būna. Jo, tokia intriga būna, arba iš viso pradžių būna gal, jeigu, žinai, in real life susitinki, tai tam pirmas, žinai, susitikimas, tam, pavyzdžiui, kažkokiam ten gimtadienį arba vakarėlį ar kažkur, žinai, tada pirmi tie stages yra fainai, nes dar kaip ir, nu, žinai, tau tas žmogus nei tam prisipažinęs kažką, nei kartos, dar sėdi, kur, tipo, kur, žinai, tu nežinai, ar tam žmogui patinki, ar ne, ir toks, žinai, tos, nu, intriga, žinai, tai, kad tu sėdi tos... Ir kiekvienas dalykas, kurį tas žmogus padaro. Jo, tos, žinai, kur tam, nu, tipo, žinai, jo, kur būtų tai sureikšminė kiekvieną dalyką, bet tai taip greit praeina, nes aš atsimenu, tai buvo, kad aš sėdėjau gal 3 mėnesius ant tokios, žinai, intrigos, kur tipo buvo, kad ten, žinai, susirašai, ten story, palaikini ir tos, nu, čia mergos jūs related atsavo. Žinai, kai būna įkeli story ir tiesiog laukia, kad tas žmogus palaikintų. Aha. Kai dėl to žmogus įkeli story. Kai dėl to, būna, kad dėl to žmogus įkeli story ir va, kur įkeli ir palaikintos, palaikintos story ir tos, kiekvienas dalykas tau neša, nu, čia yra taip weird, aš nemanau, kad bernams yra taip pat, aš labai norėčiau, kad jums taip pat būtų, bet nu, mes nežinom, ką bernai galvoja. Jo, mes jau nežinom, ką bernai galvoja, bet, tipo, mergom tai būna. Ir tada būna tas gražus etapas, tai yra, kur, tipo, tu ant tos intrigos sėdi, tada, pavyzdžiui, te pakviečiai pasimatymą, tu nuvarai pasimatymą ir tau pareina pikas. Ir čia yra taip žiūri, nes aš grinai va tokia esu, kur, nu, man taip yra buvę. Grinai reali situacija, guys. Visiškai reali. Buvo 3 mėnesius sėdėjau ant intrigos, buvo tai faina, nuvariau pasimatymą, parėjo ikas ir viskas. Ir buvo paskutinis pasimatymas. Tiesiog. Tai man va irgi žiauriai panašiai buvo, kur aš tiesiog, nu, aišku, aš trumpiau, nes aš tą žmogų pažinojau gal 3 dienas po to, kai jisai mane pakvietė į pasimatymą. Irgi šiaip žiauriai netikėtai, ko žiauriai nesitikėjau. Ir aš nuėjau ir po to aš buvau tokia, kad... Ne. Nes tu visada, bet čia yra tas pasakymas, kad visada tu nori to, ko negali turėti. Kad, pavyzdžiui, nu visada, nu yra tas kažkoks forbidden dalykas, žinai. Tipo, ir ta, kai tu jį gauni, tos, okei, tai intriga pasibaigė, man nebeįdomu. Nes esmė dar ta, kad va tas žmogus buvo tiesiog obsessed su manim. Jisai man ten non-stopų rašė. Jisai non-stopų snapus siuntinėjo. Jisai į pirmą mūsų deitą atnešė man gėlių. Ir aš ateinu į tą deitą. Aš pati net, ten žiauriai viskas eksprompt buvo, aš nieko nežinau. Mano tėvai net nežino. Ir aš tokia, tai ačiū. Jo, ir tada taip išeini iš to pasimatymo ir toks, tipo, aš nebežinau, ar man patinka. Nes aš išėjau ir aš tokia galvoju, nuplemba. Man nepatinka, bet aš turiu gėlės, kurios stovi mano kambarį ir aš tiesiog kiekvieną kartą, kai ateidavau tas gėlės, pažiūrėdavau, mane nes, nu, tipo, supykindavo, net nukratydavo, nes man taip tiesiog bloga buvo paskui. Bet čia, vat, man
man labai tada įdomu, ar čia tik paauglystai tai būna, kad ta intriga patinka, ar čia ir paskui. Nes mano beje, čia tik mergos, man atrodo, žino šitą, bet mano favorite movie trope yra Enemies to Lovers. Aha, man irgi. Man čia yra geriausias top tier, čia man yra labiausiai patinka. Man taip patinka ta įtampa. Taip, ta visa įtampa, man tai yra įdomiausia, kai tu sėdint įtampos, pavyzdžiui, visą filmą ir ta būna, žinai, tas momentas, kai ten, pavyzdžiui, arba tai kisas, arba, žinai, kažkas. Ir ta, oh my god, ir man ta taip faina. Ir jis irgi būna su tokia biški įtampa. Taip, ir tos sėdintos įtampos, ar jeigu būna serialas, ar būna... Čia žiūrėjau My Life with the Walter Boys. Aha. Tu žiūrėjai? Nežinau, bet aš žinau, aš iš TikToko mačiau. Tu žiūrėjai, ten buvo 10 serijų. Dabar išeina antras sezonas. Dabar jau jie trečias sezonas. Jo, 10 yra iš viso 10 serijų, 9 serijos, 10 serijų yra įtampa, 10 serijos 1 minutė pačiam gale yra lovers. Viskas. Ir buvo afigienai gerai. Jo. Mes mergos, mes tokios keistos, nes mes abi sėdėm be santykių. Jo. Ir kaip yra, kad čia vis tiek paauglystė, man atrodo, čia yra kaip ir normalu. Ta prasme, kad kažkaip visada tu nori, nežinau, to žmogus, žinai, mes labai daug mylimų žmonių turim aplinkui, bet visada nori, nežinau, ten to, santykio, ta prasme. Aš po to deito. Man atrodo, vis tiek, pripažink, kad mergos sėdim ir mes fantazuojam, kai mes norim santykių, kai mes norim gėles gauti, kai mes norim ten apkabinimą, žinai, gal, kai mes norim pasimatymą nueiti, kai mes ten norim galų gali ten išskristi, žinai, kažkur su žmogu. Kad, tu visada to sėdi, nes aš kai buvau mažytė, aš įsivaizdavau, kad man bus, žinai, 17, arba man bus 16, 18 ir aš turėsiu berną. Bet mes apie štai irgi kalbėjom, kad čia toksai iš filmų. Jo, iš filmų pareina, kad tau 16 ir turi berną. Kad tu turi turėti berną, nes visi filmuose 16 jau turi berną, ten 15 jau turi berną. Ir tu toks sėdi, 17 stoji, tu ten vienam pasimatymę buvęs ir tu toks, what the hell? Mes daugiau gavusios, bet tiesiog, kad mes tokios biškiai. Jo, kažkaip pas mus komplikuotai yra viskas, nežinau, pas mus per daug, nes, Kamirs, man atrodo, tas komplikacijos prasideda nuo to, kad mes esame sportininkės. Mes sportininkės, reiškia, vis tiek tu labai koncentruosi, ypač kai mokslo metai koncentruosi į mokslus, į šokius. Man atrodo, mes tiesiog neturim laiko. Tai mes neturim laiko. Ir man atrodo, kad čia šiaip daug kas, nes dažnai būna taip, kad tu nori, bet tiesiog tu supranti, kad realiai vadinama, pagalvojus, jeigu į tavo gyvenimą ateitų kažkoks dar kitas žmogus, aš tiesiog neturėčiau laiko jam. Taip pat čia jo biški žiauri yra, bet aš manau, kad jeigu tu surandi berną, gal tu vis tiek atrandi laiko, jeigu tau labai labai patinka. Jo, jeigu tau labai patinka. Bet jeigu toksai, su kuriuo tu pagauni iką po pirmo deito, tai man... Bet aš nežinau, kas yra su iku, nes aš kaip pagalvoju, bet man čia visą tai būna. Kad man labai dažnai būna, kur net neperina nieko daugiau, kaip tam, pavyzdžiui, atsimenu irgi vienas variantas, pradėjo ten laikinti, žinai, stories, parašė per Instagramą, tą pridėjo per Snapą ir jau ten visiškai, žinai, apsas ten jau rašo kiekvieną dieną. Ir man iki to laiko patinka, kad kai palaikina, parašo Instagramą, kad ten po storių kažką, kad tokia faina, aš tam tokia įtampas sėdžiu, Jėzu, kas čia dabar bus, ta pridai Snapą, aš jau pamatau, kad kiekvieną dieną rašo ten apsas, visiškai man tas viskas mano buvo. Ir aš tas suprantu, kad, tai kaip aš galiu santykius surasti, nes santykiai yra tas, kad tau kiekvieną dieną rašo, kad tu susitinki, bet tada reiškia, tau turi taip žmogus patikti, kad tau, kad realiai jis neužknistų. Realiai, bet tiesiog neužknisa mane. Tau turi neužknis žmogus. Ne tai, kad, bet tiesiog, man kiekvieną dieną rašo ir realiai pagalvojus, aš ant Snapo sėdžiu gal 5 valandas per dieną, nes aš tiesiog chatinu su tuo žmogum. Ir mane tiesiog... Kartais man būna, kad aš man tingėsi rašyti, aš galvoju, blemba, rašoma dabar vėl kažką reikia galvoti. Gerai, ką man dabar atrašyti, kad nebūtų, žinai, per daug rude, kad nebūtų per daug dry, kad nebūtų per daug friendly, kad ten, žinai, būtų kažkaip irgi įdomi, žinai. Ta prasme, bet aš labai greitai, kadangi pasigaunu iką, tai aš apie tai nebegalvoju. Jo, aš pasigaunu iką, aš tiesiog dry atrašinėjau ir tada kalų galiu užblokinu ir išmetu, bet Arba tiesiog parodau žmogui, kad, mes tik draugai. Jo, tai sakau, kad, žinai, bent jau santykius, žinai, susiras, kad taip žmogus turi patikti, kad tu, bet man įtampos stage, aš tai norėčiau, kad jisai
visada bent jau pradžioje, žinai, būtų, kad... Tipo, bet pradžioje jis gali būti, bet man atrodo, kai tu jau Jo, santykiuose pradžioj- esi nebeįmanoma to, nu, nebebus jo, jau įtampos nebebus. ir tada nu, man tiesiog nebeįdomu. Jo, bet reiškia, tu turi tokį žmogų atrasti, su kuriuo tu realiai būtų įdomu būti, Jo. kuris tau, nu, kad tu realiai mylėtum žmogų, tai būtų faina. Tai aš Kad labai... tu kiekvieną dieną realiai atsikeltum ir kad man atrodo, jeigu aš atsikeliu ryte ir man nu, taip pat viskas vyksta, kaip Taip. buvo vakar, man tiesiog aš negalėčiau taip gyventi. Taip. Man reikia, kad kiekvieną dieną nu, kažkas būtų naujo. Taip. Sakau, tai reiškia, turėtų ražinti tokį žmogų, tokį mylimą, tau, kad po tau realiai genuinely žiauriai patiktų, kad, pažinai, tu lauktum pamatyti, kad, žinai, tipo, jau aišku, kad ten dingsta ta įtampa, ta prasme, čia, tipo, nu aišku, kad, žinai, nes po tu ten jau santykiuose, nu, žinai, viskas, kai jau būna, jeigu metu, žinai, kokius prabūnti, viskas, jau, žinai, ten kiekvieną dieną susitinki, fainai, viską, žinai, myli tą žmogų. Tai čia yra, žinai, santykiai, kad tu gyveni, žinai, su tuo žmogum tiesiog. Bet, man visiems, man tas pradžiai, tas įtampos styžas, man toks, man tai faina, aš visai... Man kažkoks, nes jeigu ne... Bet man čia visada, kiek aš turėjus tokių dalykų, tai man būna. Man visada būna, bet reiškia, mes dar nesame atrapusios to žmogaus, kad paskui, kai perina toliau, kad, pavyzdžiui, po pasimatymo, kad tau toliau patiktų. Jo, kad būtų įdomu, nes man... Jo, tau turi būti įdomu. Man patinka žmogus, kad aš jį gal nuoširdžiai myliu, bet man turi būti įdomu su juo gyventi. Nes jeigu aš su juo gyvenu ir jeigu aš žinau, kad kiekvieną dieną bus tas pats, nu, kas šiaip yra vedybinis gyvenimas. Realiai, kad, nu, dažnai būna taip, kad tu susituoki ir ten po 10 metų tau, nu, tiesiog gyvenimas toks pats realiai būna su to žmogum. Bet man, nu, tau turi būti, man turi būti įdomu, jo. Nes jeigu aš 10 metų gyvensiu su žmogum ir tiesiog mūsų gyvenimas atrodys kiekvieną dieną, taip pat man bus taip nebeįdomu ir aš taip norėsiu išsiskirti. Jo, bet čia gal dabar, žinai, taip atrodo. Nu, bet nežinau, mes, žinai, nu, gal gyvenime reikia stabilumo. Bet man atrodo, jo, kad tu tiesiog po to, kai jau perina, žinai, nu, vis tą įtampą, žinai, praeina ten po pasimatymų, kad tau realiai, man atrodo, tiesiog turi užplūs toks jausmas, tau patinka, žinai, žmogus ir kad tu nori jį toliau pamatyti, gal tau net nereikia tų įdomumų, bet tiesiog, kad nori žmogų pamatyti toliau. Tai va... Bet aš manau, kad tau turi būti įdomu su juo bendrauti. Jo, tau turi būti, aišku, negali susitikti ir visą laiką kalbėti apie, nu, nežinau, tiesiog apie dieną. Jo, tau turi būti įdomu, jo, pažinti žmogus, pažinti su juo. Tu nori toliau matyti žmogų. Tai aš labai tikiuosi, kad mes susitarasim tokius žmonės, nes kiek esam turėjusius patirčių, man visą būna, tipo, oi, ta įtampa, kaip faina pradžiai, ten, jėzus, aš tokia visą sėdžiu, tokia, ir tada nueini ten kokį pasimatymą ir tada tiesiog toks. Bet aš sakau, nebepatinka man. Tas, kad aš, kur buvau pasimatymuose, nu, kur buvau vienam geram labai pasimatymą, kai gavau gėlių, tai, nu, ta prasme, tas bernas realiai buvo viskas, ko pana galėtų norėti ir ko aš gyvenime, račiau bumbuliuką mikrofoną, ir ko aš gyvenime norėjau, bet tiesiog, kai aš suprantu, kad, tipo, aš gaunu tai, ko aš visą laiką gyvenime norėjau, man... To pasaulio nebeįdomu. Jo, man tiesiog... Man čia bet yra tas posakis, jo, kad tu nori, ko tu negali turėti ir kai tu gauni, toks jau, nu tai va. Jo. Tai reiškia, nu, tas žmogus jau turi būti tas, su kuriuo tau būtų įdomu toliau bendrauti. Jo, nes sakau, kurį norėtų pažinti, norėtų matyti. Žiauriai faini ir kurie realiai, nu, bet kurią paną padaryti laimingiausią paną pasaulyje, bet tiesiog tau netinka tas žmogus. Jo, tiesiog, jo, gal ir labai fainas žmogus, bet tau tiesiog neįdomus. Jo, tiesiog ne tavo žmogus. Tiesiog ne tavo. Nu, tai va, su jais ikais, va, taip būna. Bent jau mums, tai va, man visada, va, man kaip praeina ikas, tai va, pareina pirmas ikas. Man visada tas būna, kad blemba, kaip aš kažkada susituoksiu. Jo. Kaip? Jeigu man ikas parys. Man niekas netinka. Taip. Kad ir kaip su manimi. Buvo atrodo tobulas bernas, ir tipo tokia... Gali būti tobulas bernas, gali mane ignoruoti. Bet tas jau neįdomu. Man vis tiek nepatinka. Jo, nu čia žiūri. Sakau, žiūri weird. Nežinau, mergos, ką... Pakomentuokit. Man atrodo, čia daugam. Parašykit. Jo, nes man ir taip atrodo, kad daugam, nes man tas enemies to lovers man dėl to ir patinka, nes atrodo, kad pirmą tos ant įtampos sėdi realiai, tau taip įdomu būna. Žinai, tipo, ir man tas enemies to lovers, jo, kad ta įtampa ir taip įdomu, kad tu nori matyti, kad bus toliau, ar išsirutuliosi kažką. Nu, aišku, mes nekalbame apie tai, kad visiškai ignoras turi būti. Ne. Bet tu turi interakciją. Jo, bet tiesiog turi būti įtampa tokia. Jo, po to įdomu pirmą būna.
nes nei vienas neprisipažįsta, žinai, bet Man tu toks kaip žaidimas. Jo, biškį būna, biškį kaip kad, žinai, žaidimas ką būna. padaryt, kad Jo. dabar tai būtų. Jo, kad nei vienas, žinai, nei viena pusė nepasako, žinai, ten patinka, Jo. ten vienas Ir kitam. kai tu spėlioji. Ir tu spėlioji, ir tu sėdi ten su draugiam, kad, žinai, Jo. faina, bet sakau, bet reikia atrasti žmogus, kurie tau ir paskui būtų įdomu, ir po to steidžio, kad tu galėtum sugyventi su tuo žmogum, kad tau būtų įdomu įmatyti kiekvieną dieną, kažkaip realiai norėtum matyti jo veidą. Tu prasme, nes man jau buvo, jau pasimatymai buvo toks, kodėl aš norėjau apšitą pasimatymą, kad man taip nepatiko. Man atrodo, žiauriai faina, kai, žinai, tau tiesiog duoda truputį dėmesio, bet ne tiek, kad tu suprastum, kas vyksta iki galo. O kai va tu nueini į pasimatymą, jau čia yra, tipo, viskas, tu patinki žmogui ir tu šitą žiauriai lengvai gali suprasti ir tada toksai, kad, gal mažiau dėmesio rodyti. Bet tokie irgi neparodo dėmesio, mes pykstam, kad kodėl neparodo jo. Jo, ir nesuprantam. Ir nesuprantam, mes sėdėm, verkiam ir tas skundžiamės jo visiems, kai aš kartais pati nesprantu, ko aš noriu iš berno. Aš irgi. Tipo tos... Aš tiesiog... Bet gal dėl to, kad mes tiesiog dar neturėjom tokio berno, kuris buvo taip, mes norim. Sakau, labai weird. Sakau, man tas enemies ship to lovers, man dar kas patinka, kad kai tas būna enemies to lovers yra ne tik įtampa, bet yra ir pyktis kažko. Žinai, kur žmonės nenori pripažinti savo, vienas laikas nori pripažinti savo, kad jam patinka, arba jai tas žmogus. Ir kitų, man tas tie filmai taip patinka, žmogus pas negali savo pripažinti. Nes man ir pačiai tada būna tokia įtampa, man įdomu būna žiūrėti tokius filmus. O tuos, kur ten tiesiog tokia faina visą laiką apsikabinė. Man žiauriausia tai yra tiesiog tas, kur būna friends to lovers. Jo. Tipo, nieko įdomus nevyksta toks, bet enemies to lovers. Labai fainai. Jo, bet man atrodo, kad tokie ikai labai dažnai ateina iš red flagų. Kad tu būni su žmogumi ir pamatai, tipo jo, yra gerų dalykų, bet tu pamatai daug labai red flagų ir dar prisideda tas, kad tu turi jau tai, ko tu negalėtum turėti. Ir tada tiesiog ateina ikas toks didelis. Jo, ir tada tu pradedi pastebėti dalykus, kurių šiaip normalus žmogus nepastebėtų ir to. Jo. Toks red flag. Čia ikas realiai, ta prasme. Tai vad mes šiaip pasirašėm kelis ikus, red flagus. Čia tas pats ikas, red flagas. Dabar praeisim pro kelis. Pirmas. Nesportiškas. Blemba. Man atrodo, kad jau bišas turi sportuoti. Man atrodo, kad tiesiog turi būti užsiėmęs kažkur. Nes mes sportuojam. Man nesvarbu, ar tai būtų futbolininkas, krepšininkas, šokėjas, ten atletikas, plaukikas, belekas. Realiai. Tiesiog tu turi sportuoti. Man atrodo, kad turi sportuoti. Nes man atrodo, jeigu žmogus neturi jokio užsiėmimo, kad jis, pavyzdžiui, pašūlės varo namo ir tiesiog tos... Ir ten dar, jeigu žaidžia, ten, nežinau, man atrodo, smegenis pūva, yra degradacija ir tu tiesiog pūni namuose. Jo, ir man atrodo, kad įdomus yra tie žmonės, kurie turi kažką. Kurie sportuoja, kurie kažką daro, nes jie socializuojasi, man atrodo. Jie tiesiog bendrauja su žmonėm ir tu tada su juom, turi apie ką pakalbėti. Ir tau įdomu, žinai, su tuo žmogum, kuris lemą grįžta namo ir gimino su kompu, apie ką tu pakalbėsi. Tipo, vat ką žaidi šiandien, Fortnite ar ten ką? Ir man tai neįdomu, nes man įdomu tiesiog yra pakalbėti apie gyvenimą, nežinau, bet ką kitą. Man tiesiog atrodo, kad blemba, jeigu ten, nežinau, man tiesiog atrodo, jeigu tu nesportuoji ir tu nieko neveiki pašūlės, toks, blemba, tos neįdomus. Jo, man toks neįdomus tiesiog, ką tu veiki savo gyvenimu, ką tu grįžti ir ką ten, žaidi žaidimus. Jo. Tipo, seniai. Ne, ką tu darai savo gyvenimu šiaip iš viso? Jo, ką tu veiki gyvenime? Nueik, nežinau, pabėgiok, jaučiu. Žiauriausia būna, nežinai, kad žiauriausia, jau dar nesportuoja ir dar degraduoja mokykloje. Tai iš viso seniai, susiimkit. Jo, jeigu tu nesportuoji, bent jau protingas būk. Bet būk protingas. Po man ne ok, bet atsiras pana, kuriai tu patiksi, nes tu protingas esi. Jo. Jeigu tu nei sportuoji, nei protingas ir jeigu tu tiesiog nieko gyvenime neveiki. Sorry, it's over for you. Susirasit, nežinau, ką. Susiras, manau, visi kažką. Bendramintčia. Bendramintė. Bet, tipo, nežinau. Nes jeigu jūs galvojat, bernai, kad yra žiauriai hot būt, tipo, to neprotingo, kuriam nerūpi mokykla ir aš toks kietas ir aš, tipo,
aš nesimokau, tai žinok, kad čia yra pas blogiausias dalykas, kas gali būti, nes jūs tiesiog esat neatsakingas, pasikėlęs ir nefainas žmogus tiesiog. Nu, gal kartais ir būna faini žmonės, bet žinai, kai mes tokios, kurios ir Okay, gali jo, ir turbūt mokosi. Nu, pas mus man aukšti atrodo- standartai, Jo, pas tiesiog. mus tiesiog per aukšti standartai. Jo, bet mes nežeminam jų, nu, tipo, aš nenorėčiau. Žinot, kas man labai nepatinka, kalbant apie standartus, kad kai man labai patinka kažkoks bernas ir aš pastebiu, kad aš pradedu žemint savo standartus. Tiesiog Girls, pradedi acceptint ne- viską, jo. kas blogai yra. Jo, tiesiog nežeminkit standartų, nes man atrodo, kad Jo. bent jau, nu, aš mus vertinu tikrai kaip fainus žmonės, nes po tu mes sportuojam, tipo, gerai sekasi. Gerai mokykloje. mokomės, mes turim užklasinių veiklų. Nu, tipo, ir daug, be jo. sporto, mes fainos esam. Nu, tipo, jo, tu draugiškas, tai, žinai, man atrodo, kad, tipo, nu, o kam leis, žinai, standartus dėl... Jo. Aš nesakau, kad reikia būti mergom pasikėlusiom, žinai, kur, tipo, tu eini tokio kaip, bitch, žinai, ten ir Jo, sakai, kad man jo. niekas netinka, bet irgi tu neturi nužeminti savo standartų. Ne, nu, bet mes darno. esam tiesiog, tipo, mes fainos, mums rūpi Jo. kiti žmonės, mes, jeigu matom, kad kažkas blogai, mes prieinam, paklausiam. Tai, Tipo, jeigu mūsų paprašo pagalbos gatvėje, toj pačioj parodyti, Jo. kur kažkas yra, tipo, mes parodysim, nebus taip, Tipo, mes jo, pasakysim ne. tai bet- dėl ko dabar reikėtų, žinai, žeminti standartus. Jo. Nu, tipo, nes, nu, jeigu tu esi geras žmogus, tai tau reikia gero žmogaus. Nu, Jo. tipo. Tai va, so, okay, moving on with red flags. Skinny jeans. Čia yra žiauriausias dalykas. Bet čia, ever. manau, toks visai akivaizdus. Čia yra akivaizdu, man atrodo, čia, jeigu vernai jūs atsistojat prieš veidą ryte ir jūs išsirenkat iš savo spintos skinny Ir jeigu jeans, dar ne vienus turit, tai iš viso. meskit lauk, nežinau, give it up for charity or something, bet, nu, nesidėkit jų. Jo. O dieve, Jo. ne. Tai man atrodo, kai stiliaus bernas neturi man biškė. Nu, nes aš manau, kad aš su stiliu turintis žmogus visai, tipo, nors suprantu, atrodo, stiliu, aš suprantu, jeigu yra kažkas negražu, žinai. Pas visus žmonės skirtingas skonis, Mhm. bet aš turiu savo skonį. Ir jeigu tas bernas apsirengia su skinny jeansais ir blembo, Aš tiesiog negaliu žiūrėti tą žmogų. Tai kaip aš galiu būti su juo, jeigu aš negaliu jį tipo, žiūrėti. žinai, kur tipo būna skinny jeansais, kai Nike ir tam Minecraft'o kokia Mike. Ir dar kuprinė tokia ant jų pečių ir tos, tipo, ne, čia yra taip Ne. blogai. Gerai. Ok, dabar. Čia labai jau toksai. Žiūrėkit, jeigu... Bet čia aš manau yra normalu. Nu gerai, Nes čia... jeigu... Nu, Taip, gerai, tiesiog, jeigu jūs neužmokat per pasimatymą už mergą, tai man irgi čia yra atlangas. Jeigu jūs pakvietėt tą pasimatymą. Jo, jeigu tu pakvieti paną į pasimatymą ir tu nuvarai, ir žinot, kas man būna žiūriausia, kad pat nuvarai pasimatymą, ne tai, kad tu nesumoki, bet kad paskui, pavyzdžiui, tas bernas pasiteisina, tai kad jinai pati susimokėjo. Tai žiūrėkit, jeigu aš būčiau bernas ir aš nueinu su pana kavos, tai jeigu tą pana traukia kortelę mokėt, tai visada bernai galima prieiti ir pasakyti, nu, aš Tu sumokėsiu. gali bent pasisiūlyti. Tipo, aš kaip pana, aš Tai tu bent jau tikrai pasisiūlė. neleisčiau bahūrui sumokėti už mane per pirmą deitą. Tipo, Taip. aš susimokėčiau pati, bet man tiesiog yra svarbu, kad man pasiūlytų. Jo, tu O bent jau jeigu man net pasiūlė. nepasiūlo, tipo, aš einu į deitą, į kurį mane pakvietė, Taip, kurį suorganizavo arba nesuorganizavo, bet, nu, tipo, vis tiek mes esame Taip. deitę, tai tu bent jau pasiūlyk, nes visur taip vyksta. Taip. O jeigu, nu, ką žinau, į verslo pietus tu pakvieti žmogų, tu Taip. sumoki už žmogų. jo, nu, Tipo. tipo, blemba, man atrodo, čia kind of, nu, tipo, nu, Man nežinau, atrodo, tipo, suprantamas savaime biškį suprantama, jo, dalykas. kad tipo, tu ateini. Bet čia irgi gal dėl to, kad mūsų tiesiog tokie standartai. Nu, bet čia, Bet čia, manau, visas, nu, realiai visas panas to Tiesiog. nori. jo, nu, tipo, ir jeigu jums nesigauna, ta prasme, man sako, mane taip pušina, sako, tai jinai susimokė, jinai mane leido už ją užmokėti, tai okei, visada ar tu galima padaryti, tu bent jau pasiūlei, tipo? pasiūly. Pavyzdžiui, pasakai, žiūrėk, aš sumokėsiu už tai, tą panas sako, ne, nu, sako, žiūrėk, I will not take no for an answer, sumokėsiu. Ir, pavyzdžiui, Mhm. nežinau, ten kažkaip tą kortelę pridėti, nu, aš Jo, nežinau. ta tipo, prasme, jeigu tu norėtum, tu galėtum. Jo, tai sumokėkit tiesiog. Jo. Nežinau, nu, čia Bet mes nėra. nenorim atrodyti pasikėlusios, nes mes manom, kad yra žiūri daug, tipo, red flagų ir panosė, tai čia nėra taip, Jo. kad tik bahūrai. Kažkada šiaip mes turim idėją pakviesti kokį bičą, kad pakalbėtume Jo. apie red flagus.
Nes Tai dabar, man aš atrodo, manau, kad mes- pas mus irgi yra problemų, bet šiandien Jo. yra tema bernų retflegai. Jo, mes dabar Tai- labai galime atrodyti kaip varančios ant bernų, Jo, bet, tipo, mes pakalbėsim kažkada apie, pavarysim ir ant panų. ir apie mergų retflegus. Jo, Nes aš ir pasakiau vieną retflegą, kad aš nežinau, pavyzdžiui, aš dažnai keliu šius standartus labai aukštus, bet aš pati nesuprantu dažnai, ko aš noriu iš berno. jo. Nu tai, tipo, mes, tipo, jo, Aš viso nesuprantu, ko aš noriu. Tipo, Jo, dažnai man sako, ką tu nori per pirmą dėtą, aš nežinau. O, red flagas. Gerai, čia kuris buvo. Va, nesuplanuoju pasimatymą. Turėjau, žinokit, tokį bad experience, kur, nu, va, čia buvo mano pirmas pasimatymas, kur sako, mane pakvietė į pasimatymą, manęs paprašė suplanuoti maždaug. Tai pasako, tai ką tu nori veikti? Aš sakau, tai, nu, nežinau, nes, nu, man žinau, taip atrodo, kad visada, man labai, pavyzdžiui, patinka staigmenos. O kaip man patinka, nu, tipo, tai man dažniausiai, nu, man labiausiai patiktų, jeigu man jau parašytų, žiūrėk, ar ten laisva, ten šeštadienį 7 val. Aš Jo. pasakyčiau jo, sako, kai tai ten būk, sustinkam senamestį. Ir ką apsirengti ir pasakyti, ir viskas. Tipo, Jo, aš žinau- ir varyk, aš nenoriu dabar planuoti pasimatymų už tave. ir man toksai, kai paklausia, nu, Tipo- tai, ką tu nori veikti, po jo fainai, nes tu nori padaryti, kad ir man būtų fainai, bet also tu gali susižinot, kas faina panom, nes aš manau, kad tu turi, tipo, Jo, bent ir vieną bernai draugą, tikrai, jo, kuris kvietė paną į deitą ir Jo. kuris žino, kaip tipo, viskas turėtų atrodyti ir kaip kas patinka panom. Tai tu Taip. gali tiesiog pasiklausti ir suorganizuoti panai žiauriai fainą jo, pasimatymą. ir tipo, tiesiog, nu, man atrodo, kad... Tiesiog kavos, tipo, Jo, naikit bent jau tu tada kavos. suorganizuok, nu, tipo, kad mes einam ten ir viskas. Jo, nu, o nereikia manęs dabar klausti, tipo, kad... Taip gaunasi, aš suplanuoju savo pasimatymą, kad po manęs aš simu paklausiu. Mane pakvietė, aš suplanuoju, aš ateinu, tipo, Tai, o aš tai ką tu susimoku. nori veikti, sakau, nežinau, sako, tai nori pikniką, sakau, nu, nežinau, ar nori. O tai ką tu nori, sakau, nu, tai į kokią kavinę nori manęs, ar sim paklausti, blemba, tai susitinkam ir tu suplanuok ir nueinam. Nu, Jo. tipo, tai Nu, mums čia tas patiktų labai. labai būtų. Jeigu fainai. Bet man planuojat atrodo- kažkurią kabinę, tai žinokit, kad panom tai patinka. Tipo, bet šiaip realiai čia tiesiog patarimai, bernam. Bet žinai, tai įsivaizduoju, jeigu, vat, pavyzdžiui, čia dabar, nu, vat, pavyzdžiui, kažkoks bernas norėtų mus pakabinti, ir tiesiog paspaustų ant šito video, žinotų. Tiesiog viskas, Čia- žinot, visus retflegus. Jo. Mansplainina. Kaip aš to nekenčiu. Mansplainina tai yra, kai tiesiog bernas tau viską paaiškino, kaip daryti, nes jis galvoja, kad jis viską geriau Ir jis žino. galvoja, kad tu nežinai, arba kad tu nemoki, Jo. arba kad tu blogai padarysi kažką. Jo, man taip, blemba, taip paseninu. Kai aš seninu, taip dabar dažnai pradėjau savo dievą. Šitą, kad tu tiesiog, Aš suprantu, kaip aš padaryti. suprantu, kaip vyksta pasaulis, aš esu Man protinga. nereikia kiekvieno dalyko Jo, aiškinti. žinai, kur tipo būna, kad, nu, aš nežinau, nu, kur pradeda tokį šūdą, atrodo, žinai, aiškinti, kaip Jo. veikia ten, o dėsi, nu, aš turėjau experience, man pradėjo aiškinti, kaip ten veikia verslas, kaip čia reikia nebankrutuot, kaip ten veikia tas ir nas, aš buvau, man taip neįdomu dabar šiaip yra. Jo, bet tipo, tu Ir man klausai šito aiškina, dalyko. aš net nepaklausiu. Tai va, tai kodėl Jo. tu aiškini, jeigu aš neklausiu? Jo, tipo, jeigu aš neklausiu, Tai neaiškini. man neįdomu. Jo, Tai neaiškiai. Jo, nu, tipo tos, kur, žinai, dar tokį neįdomų dalyką, ten, kaip veikia kriptovaliuta, žinai, kur man, Mhm. tipo, kur investuot, kur neinvestuot, kur man apšė neįdomu. Tipo, nu, Jo, man tipo, kai taip man neįdomu. reikės, aš arba susižinosiu, arba tada tavęs paklausiu. Jo, aš žinau, kad tu Jo, žinai. bet kai tu man per Bet pasimatymą dabar- aiškini tokį Jo, dalyką, man tipo, aš neįdomu. nei atsiminsiu, ką tu man dabar Jo. pasakai, nei man įdomu, tiesiog gadini realiai laiką. Taip, ir man biškito atrodo tas pasikėręs dar kartais, Jo. nes kai tu kalbi tik apie save, jo, kai tu per pasimatymą kalbi tik apie save, čia yra dar žiauriau. Man šiaip dar kas yra, kad man žiauriai, va, tipo, jeigu apie pasikėlimą, nu čia gal biškai nepričiom, bet kai bahūras negerbė savo mamos, žinai, arba tėvų. Jo. Man vat, yra žiauriausia, kad tipo, kai, nu, vat, yra pas mus aplinko, vat, keli, žinai, tokie bernai, kur, tipo, jie, kaip čia pasakyti, jie labai daug tikisi iš panos, jie nori, žinai, ten tik tokios panos, kur ten atrodo ten tik taip ir taip ir taip, Mhm. bet jie patys nei protingi, Jo. nei kažką pasiekia, nei sportuoja, degraduoja, Nu gal Kūną. sportuoja, bet, ta prasme, kai kurie yra net nesportuoja, Tipo, nežinau, nu- ką veikia ir jie nori princesės. jo, Tipo, tai tu turi biški rinktis, man atrodo, pagal save. jo. Nes aš, pavyzdžiui, aš tikrai, ta prasme, nu, aišku, tu visada ten noriu kuo geriausio berno, bet aš tikrai neprašau berno
ta prasme, kuris ten būtų kažkoks ten princas, žinai, Jo. ta prasme, nu vis tiek, nu, tipo, pagal faktas, mane kad- žmogus. Jo, nu, pagal žinai. tave, bet faktas, kad bus kažkas, kas tau nepatiks. Tai, Ir faktas, kad tam bernui kažkas apie tave tai, nepatiks. bet čia normalu. Bet, nu, mes tipo, tikrai nenorim princo ant balto žirgo, kad ateitų. Jo, ir, tipo, išgelbėtų. Tobulas būtų, Jo. būtų gražus, būtų sportiškas, Taip. būtų toksai, tipo, kuris ten pažymis geriausius mokykloje turi, pasaulio čempionas, Jo. tipo, ten pinigų belikiek, nu, mes nenorim tokio. Jo, čia yra per tobulą, man Jo. atrodo. Tik kažkokiam filme aš mačiau labai gerą, nu, išgirdau labai gerą pasakymą, kad buvo kažkas, čia anyone but you. Buvo, kad irgi enemies to lovers, labai geras. Jo, Bet šitą, kad sako, kodėl išsiskyrėt, sako, mes nesipykom. jo, Sako, ką? Sako, mes nesipykom, bet aš tą suprantu, nes man atrodo, Jo. tiesiog taip man buvo tada, kai tiesiog tobulas bernas, tiesiog tas tobulas. arba žinai, kur tiesiog tipo- nerūpi vienai pusiai, žinai. Jo, Tipo, ir tipo, kažkas netinka, bet nutyli. Nu, tai jeigu jo, tas man atrodo, jeigu jūs santykis, nesipysit, man atrodo, kad arba, kalbėtis. jo, jūs Tipo, tu turi nekalbat. pasakyti, kas tau netinka, kad kitas žmogus galėtų kažkaip, nu, Taip, patobulėti. patobulėti, nes tu santykė, man atrodo, tu turi tobulėti Jo. realiai visada. Tai jeigu, žinai, tu nepasakai, kas nepatinka arba dar kažką, jeigu jūs nesipysit, nes jeigu jūs pystas, reiškia, nu, aš nesakau, tai reikia draskytis, Jo, bet, nu, man atrodo, pasipykti yra normalus man atrodo, čia santykiuose. sveika, šiaip yra. Jeigu Sveika tu pasipykti. nesipyksti, tai reiškia, čia kažkokie nenormalūs. Jo, santykiai. tipo, per tobulai, man atrodo. Jo. Yra. Tai, man atrodo, kai pysis, tu išsiaiškini kažką, tu tobulėjai. Tai yra, man atrodo, visiems tai geriau nuo to. Dabar aš tiesiog pasirašiau žemas. Jo. Um, tiesiog, mergos nori aukštesnio Mhm. berno už jas. Jo. Aš Tai esu čia 1,74 suprantu, tai. kad nieko bernas Jo, tu negali nieko padaryt negali dėl to. padaryti, bet tiesiog, nu, man norėtųsi aukštesnio ir tiek. Jo, Nu, čia tiesiog mes tas žiūrim dalykas. į aukštesnius bernus. Kažkaip tik tokia, mačiau šitą. If you are under 6 feet, you are a labiau. Jo. Šitas geras. Bet tiesiog, nu, čia, bernas ir su nieko negali padaryti, jeigu tu esi žemas, bet tiesiog, nu, mergos norėtų, man atrodo, aukštesnio. Jo, už bet berną. tada atsiras žema pana, kuri tavęs nori. Jo, nu, tai visi ras, žodžiu, Jo. porn, visiems yra gerai. Nu, gal kažkam labai patinka žemi bernai, pavyzdžiui, bet, nu, jeigu kalbant apie mus, tai mums patinka aukštesni. Aukšti, jo. Bet, tipo, aš labai nenoriu, kad būtų su nu, mano akių lygiai, žinai, toks, tipo, kur labas. Jo, aš Aš tą noriu biškai va taip žiūrėt. jaučiuosi kaip su sūnum. Jo, Žinai, man tas biškai. aš noriu žiūrėti viršų ir aš noriu, kad žiūrėtų į apačią. Jo, jo. Giriasi. Oi, man aš žiūriu. Mm. Nu, čia tos, jo, irgi pasikėlimas. Pasikėlęs čia tas. Jo. Nes man atrodo, jeigu bernas čia dar yra labai daug pasieks, arba sporte, mokykloje, arba ten tą patį verslą dabar čia visi daro kažkokį, žinai. Mhm. Tipo, jo, tu kaip ir turi pasigirti kažkuo, žinai, tu gal ir daug turi ko pasigirti, man atrodo, jeigu, pavyzdžiui, varai pasimatymą, arba ten irgi susirašiniais, ir tu visą laiką kalbi tik apie save, man irgi buvo tos experiences ateinu, Mhm. žinai, ir kalba vien tik apie save, kaip vien ten verslas, kaip ten tą, ir visada tik apie save, man pila, kaip ten sekasi arba nesiseka, bet dažniausiai, žinai, kaip tik sekasi, ir man Jo. toks, tipo, dar irgi, va, turiu tokį, pacituosiu dabar, nežinau, ar pacituosiu ar ne. Man sako, kažką kalbėjom apie egzaminus, žinai. Mhm. Ir, nu, mes kažką kalbėjom apie knygas, aš pasakau, man labai nepatinka, aš skaityti knygų ir savo labai, žinai, užšinsi tos privalomus kūrinius skaityti, kažką. Na, iš tos temos, žinai. Ir man jisai sakys, mes taip einam. Aš tai neskaitau. Aš tokia, žinai, stoviu tokia. Sako, tai kaip tu pasiremi kūriniais rašinėje privalomais? Ir jisai man toks, va čia buvo, aš galvoju, aš išeisiu iš pasimatymo. Tai, žinai, ta prasme, tipo, jisai antiek protingas, žinai, sako, man tai, žinai, yra taip, kad man mokytoja tiesiog pasako, ten veikėja, laikotarpį maždaug, žinai, pasako, ten maždaug kas įvyko ir aš susiorientuoju, kas tai knygai vyko. Aš susiorientuoju, kas tai knygai vyko ir aš pagal laikotarpį galiu pasiremti rašinį ir aš tokia stoviu ir galvoju. Tipo, tipo, ką tu man tuo norėjai pasakyti, kiek tu protingas? So, tai gaunasi, kai mes 2 valandas kalbėjom, tai kosi protingas. Tada, nu, aš, pavyzdžiui, aš tikrai daug mokausi prieš kontrolinį, aš nesu tokia protinga, kad man ateit ir man 5 minutės pasiskaityti nautus reikia ir kad aš teičiau 10, gaučiau, ne, man reikia daug mokytis, aš galiu daug mokytis ir negauti gerą pažymą, aš minutę dar kartą mokausi, žinai, nu, aš tikrai daug prie pamokų sėdžiu.
Ir, žinai, man jis to šauna, kad, tipo, žinai, nes aš maždaug šitos pusės, žinai, sakau, kad, tipo, nu, man labai sunkiai viskas, žinai, sakau, gaunas, man reikia daug laiko praleisti, man tos, na, aš tai apšė nesmoku, žinai, nu, pažiūrėjau, matematika, tam viskas yra logika, tiesiog tu reikia turėti loginį mąstymą, žinai, jeigu tu neturi loginio mąstymo, tau nieko nebus gero. Aš sako, aš apšė nesmoku, aš atinu, gaunu 10 ir išeinu, ir aš tokia sėdžiu, tokia, nu, good for you, bro. Taip, va ir ką man dabar daryti, tiesiog pasimatymą mes kalbėjom, koks jis fainas ir protingas. Bet man čia dar yra iš to kitas cikas išplaukia, žinai, kad būna pasimatymę gaunas taip, kad tu kalbė apie tą berną, bet tik tai dėl to, kad jisai tavęs neklausė nei vieno klausimo. Apie tave. Tipo, jo. Nes jisai tave pakviečia į pasimatymą ir nepaklausė nei vieno klausimo. Jo, ir tos tai aš to tokia neįdomi. Jo, tu klausinėjai, nu tai kaip tavo diena, nu tai ką tu veiki, tipo, tu kažko klausi, o jis tiesiog toksai, jo, fainai. Nu, tai ką tu ir tipo, čia vienintelis klausimas per visą deitą. Jo. Nu, čia taip žiūri, man atrodo, bet su... Bet man irgi čia toks, jeigu aš nueinu į tokį deitą, aš suprantu, kad, nu, ne. Jo, tiesiog, not for me. Jo. Ir aš nesuprantu, kaip tu gali nueiti į deitą ir toks nebūti self-conscious, kad tiesiog visą laiką prakalbėti apie save. Jo, aš nesuprantu, kaip tu... Tipo, nu, aš jau kaip, sakau, aš bus tik vienam pasimatymė, bet aš ir tai, kai nuėjau, man, žinai, taip atrodo, Jėzu, kaip čia tik neatrodo per daug pasikėus, nes, žinai, kaip ir noriu, irgi pakalbėti, žinai, apie savo gyvenimą. Bet, žinai, aš tokia stovi, žinai, irgi tam, tai kaip tau, kaip tu, kaip seka, žinai, tai tam. Ir aš uždavinėjau tokius klausimus, tipo, aš tikiuosi, kad, nu, jisai pakalbės ir manęs paklaus atgal. Jo, ir tada ir jisai pakalba, ir tada tokia minutės tyla, tokia, tipo, ir toliau einam, ir aš stoviu, nu, tipo, aš einu ir tokia galvoju, ble, dabar, nu, biški awkward, tipo, reikia kažko paklausti. O jis tiesiog eina ir jam toks jausmas nesvarbu, tipo, gali ir tylojai. Tipo, žinai, panas to prie tavęs ir tu tiesiog tylojai. Jo, nes tu pasakai viską apie save, tu pasakei klausimą ir dabar lauki vos ne kito klausimo. Jo. Tai kas aš tau čia tokia, tipo, tu manęs klausi. Jo. Nu, žodžiu, tai, nu, aš nesakau, kad jūs negalite kalbėti apie save per pasimatymą, bet jūs turi būti labai self-consciously. Nes, nu, tipo, tu... Man atrodo, mes čia pasakysim daug dalykų, kurių mes šiaip, tipo, nenorim pasakyti, nes tiesiog taip netyčia gaunas. Bet, nu, jo, tipo, realiai. Nu, tu gali kalbėti apie save, bet, nu, aš maldauju, nu, ne visą pasimatymą. Tu paklaus jo, kaip tau sekasi. Nes, nu, aš jums prisiekiu, man tai buvo, gal manęs ten paklausti 2 klausimų, kaip tau sekasi, arba kur ten nori studijuoti, bet realiai, so 2 valandas buvo taip, kad, žinai, jeigu ir manęs šo paklausė, nukrypo prie savęs. Jo. Ir tu man tos gausi išėjau, ten po visą istoriją sužinau apie to žmogaus gyvenimą, kur ten nori studijuoti, kur ką, kaip ten sekasi. Ir man kaip ir fainai, bet tos... Bet labai... žmogus apie tave nieko nežino. Tipo. Ir man dar vat kas yra, kad... Nu, iš mano patirties yra buvo taip, kad aš neinu į pirmą deitą. Mes apsikabinam, mes pasisveikinam ir tada aš klausiu pirmą klausimą. Tipo, jeigu tu mane pasikvieti, tai tu paklaus, ką tu... Tipo, tu paklaus, kaip tu laikaisi arba kažką. Aš neturiu tavęs klaus, ką tu, kai tu mane pakvieti į deitą. Yeah. O man šiaip aš dabar prisiminus savo pirmą pasimatymą ir vienintelį. Bet aš buvau apsivemus, pavyzdžiui, prieš jį. Aš ant tiek atsimenu jaudinausi. Aš atsimenu, aš sėdėjau ant šitos lovos ir aš tipo kaip ir ruošiausi, tipo buvo kaip ir viskas ok. Ir aš tai atsisėdau, buvo tas momentas, kai aš jau važiavau mašiną. Kaip aš nenorėjau išlipti iš mašinos, man sukosi skrandis, o be man taip, aš appilsiu, aš realiai, jeigu aš išlipu iš mašinos, aš galvoju viskas, nu aš neisiu. Aš galvoju, aš tiesiog neteisiu prie durų ir išeisiu, žinai, tiesiog, nes man buvo, aš ant tiek jaudinus, aš, nu sakau, aš, nu nejuokauju, aš tikrai būčiau apsivėmus. Bet aš nežinau, ar čia yra geras dalykas, kad tu jaudinės, nes jeigu tu jaudinės, man atrodo, reiškia, tau patinka žmogus. Jo, tau rūpi. Jo, ar tau rūpi, tai, bet aš čia normalu. Man čia normalu šiaip. Nes man irgi tas buvo, kad mes padarėjom tada į mokyklą, nu ne į mokyklą, ten buvo tos paskaitos. Yeah. Ir aš tiesiog sėdėjau tose paskaitose, man drebėjo kojos. Tipo, aš klausau, ką sako, bet aš visą laiką galvoju apie tai, kad aš einu į deitą. Ir aš ten valandą gal prieš tai, tipo, mes jau einam link to deito, dar su Emilija atėjom iki to deito. Ir aš tiesiog einu ir aš visą kelią apie tai kalbu, tipo, aš ten... Realiai aš tiesiog atsitupiau ant žemės ir aš tupėjau vienoje vietoje. Ne, man tai blogai buvo. Negalėjau pajudėti. Man žiauri blogai buvo, aš buvau apsivemsiu, atpilsiu, aš ten nežinau gal. Jo. O, Dieve. Nu, žodžiu, buvo blogai. Jo. Buvo blogai. Dabar gėlės. Jeigu gėlių neduoda, taip aš neskaičiau, kad čia yra man tos labai red flagas, jeigu man per pirmą pasimatymą neatneša gerų, bet aš labai norėčiau, kad atneštų gerų. Aš norėčiau, bet man čia visiškai ne red flagas. Jo, taip tos
Nu, man normalu, kad per pirmą pasimatymą atneša gėlių. Man jeigu iš viso nieko nepadovanoja, žinai, jeigu tu, tarkim, Jo. ten padovanoji kažką, o tau, jeigu tu su žmogumi santykias, tarkim, metus ir tu nesigavus gėlių iš to žmogaus, Oi, tai ne. man čia jau yra red flagas. Jau Bet čia jeigu red tau flagas. atneša į ten pirmą, antrą, ar ten trečią padėtą gėlių, nu, tai man toksai, kad, nu, tipo, Nu, aš norėčiau gal, bet čia jo, nėra. aš norėčiau, bet čia man nėra svarbiausias dalykas. Man šiaip labai fainai, kai įsimenu kažkokius mini dalykus. Apie Jo. mane, kaip, pavyzdžiui, pasaukojas mano mėgstamiausios gėlės ir prisimena. Jo. Sorry, guys, telefonas šiaip tai išsikrovė, mes parakalbėjom apie vieną ritlegą, jau po šito, tada pastebėjom, kad išsikrovė, dabar mes pakartosim. Žodžiu, tai kitas buvo, kad galvoja, kad pana turi parašyti pirmą. jo, žinokit, jeigu bičiai dar taip jūs galvojat, tai tikrai ne, nes kodėl, ta prasme, aš turėčiau rašyti pirmą. Tai man atrodo, žinai, jeigu santykiai prasideda, tipo, kai jau jūs bendraujate. Bet jeigu tu normaliai bendrauji, nes man tas yra, kad, tipo, aš kažkur pamačiau tą 3 deitų taisyklę ir man realiai jinai šiaip žiauriai, nu, normaliai atrodo. Tokia, tipo, kad 3 deitus bernas, nu, tipo, turi pirmas pakviesti mane į deitą, nes mes tas daro šiaip, nu, aš, pavyzdžiui, kol į 3 deitą nenueinu, jaučiuosi nepažįstama su dar, nu, aišku, šiaip nelabai turėjus. Bet tu taip įsivaizduoji. Bet aš įsivaizduoju, taip, nes tai iš filmų būna. Taip, tos, jeigu jau santykiai prasideda, jeigu tos namus Ogin Stage'as, pana tikrai gali pirmą parašyti, čia nieko blogo. Bet nu pradžiui, jeigu bernas tikrai nori panos, nu tai blemba, parašykit jai. Jo, ir nesitikėkit. Aš žinau, kad tipo yra pas bičius tas man čia 100 kartų yra sakė, o tu žinai, jeigu merga pirmą parašo, yra 99%, kad įvyks kažkas. Gal ir įvyks, bet aš tikrai nesižeminsiu ir aš nerašysiu pirmą. Nes mes norim berno, kuris žino, ko jisai nori ir kuris siekia to, ko jisai nori. Jo, tai tu ir parašyk. Ir kuris įdeda pastangų. O kai iš viso, tipo, tiesiog aš realiai noriu matyti, kad bernas įdeda pastangų, kad būtų su manim, nes jeigu, bet nekviečia į deitą, palieka ant sino, tipo, tai aš kažką atsiunčiu TikToką ir mane palieka ant sino, net neuždėjo širdutės. Tai nusorino, atsori. Ir paskui, kam yra esmė, tokie bičiai skundžiasi visiems, kad merga kažką blogo padarė. O kad tu parijašo, kad jinai nekviečia, nu, sorry, taip, aš nerašau, nes aš tave turiu kažko tikėti. Bet aš tau TikToką atsiunčiu, aš tau Reelsą atsiunčiu, aš tau Snapą gal atsiunčiu. Jo, tu interaktyvi su žmogumi, bet aš tau rašau pirmą, tiesiog nekviečiu pirmą į deitą. Nes, nu, bičas turi pirmas pakviesti, jeigu tu nori panos, tai jisai turi pakviesti pirmas į deitą. Nu, arba kai undelivered palieka, irgi mane taip už. Ne, bet čia, žinok, man tie nonchalant, vapšė barnai, ta prasme, žinot, kur būna tie, kur, tipo, atidaro žinutę, man čia buvo tas vienas krepšininkas rašė, tipo, kaip tam buvo, jis man parašė pirmas, aš jam atrašiau, praėjo 4 valandos, atrašė paskui kažką, tada aš atrašiau ir jis man vėl 8 valandas paliko ant delivery. Mane irgi taip puškina, sakai. Ir aš jam parašiau, čia dabar nauja mada paliko 8 valandas, matos rašo, aš užsiėmęs. Ta prasme, sorry, bet tu man parašai, aš atrašau. Ir po to, kai aš tau atrašau, tu po minutės jau užsiėmęs esi, ne? Ne, tipo, man atrodo, kad ir kiek tu esi užsiėmęs, bet jeigu tu dar ypač esi active, jeigu tu gali atrašyti kitam žmogui ir jeigu tu negali atrašyti man, nu, sorry, tipo, man tai netinka. Tipo, ir ant kiek dar turi nu, blemba, tu esi active, okei, pavyzdžiui, bet čia irgi, čia nenormalu, tu parašai, aš atrašau po 10 sekundžių, ir vat po to, kai aš atrašau, jis jau užsiėmęs. 8 valandas užsiėmęs. Arba aš iš viso gal net parašau pirmą pavyzdžiui ir tiesiog mane undelivered padėjo. Nes jisai buvo užsiėmęs ir nežinau, ką jisai darė. Tipo, nu, blemba, okei. Ir paskui pyksta, kad nepakaitai pasimatymą. Tai aš nesuprantu, kad tu gali būti užsiėmęs, bet, nu, tu per 6 valandas gali atrašyti žinutę. Tipo, tu vis tiek pamatai, kad tau kažkas parašė žinutę ir aš manau, kad jeigu tau tam parašytų kažkoks draugas, tu jam atrašytum, bet kai tau parašo pana ir jeigu tu neatrašai. Ir man atrodo, kad čia bernai galvoja, kad tipo, pas juos yra taip, kad oi, aš čia dabar būsiu toks tipo nepasiekiamas. Nu, bet šiaip man patinka, kai mes, tipo, intrigos yra. O kai man patinka... Žinokit, čia tokia intriga, tai mums nepatinka. Nu, ne, čia tai jau yra stupid. Tiesiog jūs esate tiesiog durnas. Nes jeigu jūs galvojat, kad mums yra faina būti paliktom ant sceną arba delivered, čia jau yra neįtampa, čia yra tiesiog, kad tu durnas. Čia tiesiog aš pamatau, tipo, aš atsidarau telefoną ir tarkim aš matau, kad man neatrašė, kai aš parašiau prieš 4 valandas,
aš tiesiog jau tuo metu ten tą berną išvadinau galvoj debilu, Jo. degradu, bailiu, tipo, jau čia tiesiog net nėra taip, kad aš galvoju, o, blem, jisai mane atrašo, tipo, o, ką aš Taip. daryti. Aš tiesiog sėdžiu ir aš galvoju, kiek degradavęs tas bernas yra, kad Jo, nu, tipo, čia nėra hot. Tipo, tu negali man tiesiog į vieną žinutę atrašyti. Jo. Nu, tipo, čia kažkaip biški, aš žinau, kad, tipo, ir pas mergas būna tas, bet, tipo, kad jūs čia galvojat, kad jūs po nepasiekiamas, po tos fainas, tai taip nėra. Jūs galite būti nepasiekiamas, kai jūs ten, pavyzdžiui, neparodyt attention mums, kai yra, žinot, tas, nu, pavyzdžiui, tas pirmas stadija, ta, kur mes kalbėjom įtampą, bet kai tu tiesiog netrašai, kai jau yra normalus talking stage'as, jau, tipo, tos sakai, what the fuck. Jo, tiesiog. Tipo, ką tu darai? Tipo, jo. Ir dabar paskutinis, man atrodo, yra red flagas, nes nu, norėtume gal ir daugiau aptart, bet neturim šiandien tiek laiko. Tai kaip tu pradedi bendrauti su mergina, ane? Ir tada tu prie merginos kalbė apie savo ex, išvadintą ex psichę, ir galų gale tas bernas susiranda mergą, kuri atrodo taip pat kaip jo buvusi mergina. Tai man čia tai buvo, nu aš aišku buvau ne mergina, bet man tiesiog šios bernas rašė 8 klasėje, jisai perėjo į kitą mokyklą, jisai kitoje mokykloje susirado Danielę. Ir aš, blondinė. Nu, tipo, aš nesu šiaip visai blondinė, aš tamsi blondinė, bet jisai ten susirado irgi, man atrodo, panašią blondinę. Aš nežinau, ar čia tiesa, bet mes girdėjom tokias kalbas. Tipo, aš, nu, žinau, aš negaliu, tipo, jeigu, nu, tipo, kodėl tu prie mergos, kuri tau patinka, kalbėtum apie savo ex? Ir dar negražiai kalbėtum. Jo, tipo, aš suprantu, nes... Toksai, kad aš ne tai, kad suprantu, jeigu tu ištrauki kažkokią gražią detalę, kur tave ten kažkas, tipo, išmokė tavo ex, bet, nu, jeigu gražiai pasakytum, kad to mane išmokė, čia, tipo, taip fainai, tai, nu, gal dar aš būčiau tokia, okei, bet kai tu ją visaip išvadini, tipo, apie ją šudinai kalbė, tai... Nes jeigu man bičias šiaip blogai kalba apie savo ex, tai man iš karto galvoju, kas ta mintis, jog jeigu aš išskirsiu su juos taip pat apie mane kalbės, tai reiškia, tai pirmas dalykas negerbė moterų, ta prasme tiesiog šudinai apie moteris kalbė, nu, tipo, what the hell, you have some respect, aš nežinau. Ir ypač jeigu jisai, nu, tipo, papasakos kažkokiem žmonėm, kurie tave žino, bet tavęs nepažįsta ir su kuriais tu nebendrauji, jie realiai pradės tikėti, kad va, tu tokia ir tokia, ir tiesiog ant tie gadina tavo pačios reputaciją. Jo, kad, tipo, nu, kad tu išsiskiri ir tada eini ir kalbi už kažkokius apie mergą. Kurių gal net nebuvo. Jo, tai, tipo, nu, gal pasilaikyk savo, arba, okei, ten savo geriausiam draugui kažkam pasakyti. Bet šiaip tai pasilaikyk savo, ir man labai nepatinka, šiaip bičiai kalba blogai apie, nu, tipo, jeigu tu kalbi šudinai kažkaip arba nepagarbiai apie moterį, tai tu, pavyzdžiui, supras, kad, tipo, tavo mama yra moteris, o jeigu kažkas kalbėtų apie tavo mamą, arba sesę. Moteris turi būti virtuviai, moteris ten tai yra, na. Tipo, tu supras, kad realiai tavo mama yra, tipo, moteris, tavo sesė yra moteris. Tai aš, nelabai suprantu, pavyzdžiui, jeigu tas, vyras, vaizduokas, turėtų dukrą, jis tai, kad ten kaip būna. Ne, čia geriausia, kai yra paaugliai bičiai, bet, nu, tipo, nežinau, mokyklai ten 16-mečiai, 17-mečiai, jie ten, žinot, kai pagalvoja, kad įkėdė ten moteris turi būti virtuviai. Okei, ta prasme, aš dar nereaguoju gal per daug į tuos pasakymus, bet, tipo, tu supras, kad jau turėsi, dukrą, arba mama, tai tu taip apie savo dukrą ir mamą taip. Nu jo, bet mes nereaguojam, bet mes niekada nebūtumėm su tokiu bernu. Taip, savo, kad moteris turėtų būti virtuvėje. Dabar toks, okei, what the fuck, nu man toks biškai. Aš neatsimenu, ar aš apie šitą kalbėjau prieš telefoną išsikraunant ar ne, bet kai yra keli bičiai pas mus aplinkoje, kur, tipo, jie patys nieko nepasiekia, degradavę, žinai, gal tik sportuoja, bet šiaip nieko nepasiekia, tas, tipo, no social skills, ta prasme, ten, nu, degradacija yra. Nebendrauja, jo, ir jie tikisi princesės kažkokios. Taip pat, biškai, pagal save pasižiūrėkit, nežinau, man taip atrodo. Jo. Tai va, nu, nes mes irgi iš visų šitų tipo komentarų realiai gali atrodyti, kad mes tikimės labai tobulo berno ir kad mes esam visų bernų užstumėm ir kad tokių bernų nėra. Bet, nu, tipo, mes nesitikim tobulo berno, mes sakom, kad čia yra red flagai. Bet, nu, mes suprantam, kad realiai tų red flagų yra belekiek, man atrodo, ir kad vis tiek žmonės, nu, mes irgi turim kažkokių red flagų. Tai, pavyzdžiui, man santykiai iš viso yra apie kompromisą, tipo, bet jeigu tiesiog bernas, nu, vapšė yra nesusigaudęs savo gyvenime, tai man tokio berno nereikia. Nu, kažkaip, man atrodo, svarbiausia, kad, tipo, tiesiog, nu, gerbkit merginą, su kuria bendrauja. Realiai tiesiog reikia elgtis taip, kaip tu norėtum, kad elgtis, tarkim, su tavo sesė. Aš pat nesuprantu, kad čia jūsų mama, jūsų sesė, jūsų, nežinau,
dukra, nu, tipo, ir tiesiog, kad įsivaizduokit, va, realiai, kad su jie taip elgėsi, ir ar jūs norėtumėt, kad taip su jie elgėsi? Jo. Ir šiaip pas mus aplinkoje buvo taip, kad, žinot, pradeda bendrauti ir, tipo, ir ta bando gerai atrodyti prieš savo draugus. Mhm. Tipo, kodėl tu stengiasi, va, tu turi merginą, kodėl tu stengiasi gerai įperšti ją savo draugams. Jo. Tipo, čia yra tavo mergina ir jeigu tavo draugai neakceptina jos, jeigu jie gražiai kalba apie ją, tai sorry, jie ne tavo draugai. Jo, arba tiesiog, Jie yra tavo draugai. Tipo, nežinau, nekalbėkite apie tą temą, arba, nu, aš realiai nežinau, kokia išeitis čia yra, bet man atrodo, kad dabar, jeigu Gabija susirastų kažkokį berną, kuris man apšė, tipo, nepatiktų ir aš sakyčiau, Gabija, what the fuck, nu, aš nemanau, kad aš stumčiau ant jos ant tiek, tipo, kad jinai ten turėtų man piršinėti jį. Jo, nu, tipo, tos, nežinau. Jo. Bet čia labai gal net, aš manau, tai aš gal pasiklausyčiau Danielės. Šiaip, pavyzdžiui, jeigu nesakytų, kad ten tas bernas to nejasna, žinai, kažkos. Bet aš kalbu apie labiau tokią specifišką. Bet aš tau pateikčiau argumentų, žinai, jeigu aš tiesiog sakyčiau, kad Gabija, šitas bernas yra nefainas ir net nesakyčiau, kodėl, aš nemanau, kad tu manęs paklausytum. Nu jo. Po jo, viskas keičia. Bet, tipo, žinai, kai būna bičiai tokie, kur, tipo, yra šiaip vaikinų kompanija, bet jų friend grupą, žinai, kažkas. Ir, tipo, kur ten yra atrodant tiek toksikas, jis suranda mergą. Ir tai tie visi, o ta merga yra nereali. Jo. Ir tie visi bičiai pradeda stumti ant tos mergos. Ir, tipo, toks. Jo. Nežinau, labai. Tiesiog iš šono labai įdomiai atrodo. Biškisas, nežinau, o tie bernai patys. Aš nemanau, kad reikia piršinėti savo berną arba merginą savo draugams. Ta prasme, tiesiog, jeigu tau nepatinka ir dar, jeigu tai yra nereali, ta prasme, nu tai ką. Jeigu tu nuoširdžiai jautiesi su ją fainai, tipo, ir jeigu tu nuoširdžiai laimingas esi. Tai. Žodžiu, šiaip dar buvau vieną reflegą pasirašius, kad kai prisigeria, kad labai šūdus kalba. Bet, tipo, nežinau, čia visiems yra buvę, bet man yra tai buvę, kur, tipo, nuvažiuoja stogas. Per gimtadienį čia buvo viena ir tada, bet tokias pievas pradeda kalbėti, tipo, tau, kur, žinai, tipo, man taip awkward buvo. Tai, tiesiog, jeigu gerit prie jums patinkančios panos, gal nenusigerkit tiek, kad, tipo, reikėtų paskui. Nu, aišku, tas bičias neprisimena paskui, bet aš prisimenu, taip nejauk paskui būna, nežinau. Jo. Tai va. Tai va. Žodžiu. Tai apibendrinant galim pasakyti, kad būkit pagarbus moterim. Jo, tiesiog būkit pagarbus ir kvieskit pirmie pasimatymus. Nesitikėkit, kad atjos kažkokia princesė ant balto žirgo ir jūs pakvies į pasimatymą. Nu, tipo, nu, taip nebus, žiūrėkit, jeigu jūs norit panos. Tiesiog, karoči, jeigu jūs norit panos, tiesiog pasistengkit, tiesiog įdėkit pastangų ir kad matytųsi, kad jūs įdėt pastangas. Nes aš manau, yra labai akivaizdu, ar jūs patinkat panai ar ne. Jo. Aš manau, jūs suprasti, ar jūs patinkat panai ar ne. Nes bent jau panos, man atrodo, šiaip dažnai supranta, kad jos patinka. Žiūrėkit, jeigu man patinka bičias, aš visada tiesiog labai jaudinos, sakyčiau, gal prie jo. Ne tai, kad jaudinos, bet gal. Nu jo, gal nežinau šito. Nu jo, bet tai kaip jie. Bet tiesiog panos pažiūri į tave. Tipo, jo, nu pažiūri, nežinau. Jos daugiau su tavim bendrauja. Kaip tik ne. Ne? Man tai, pavyzdžiui, buvo taip. Ne, man niekada. Man jau patinka bičias, aš kaip tik su juo nekalbu. A ne? Nes aš bijau. Nu, bet, nu, ta prasme, man... Labai skirtingai. Jo, bet matot, nu, panom, bent jau man, matos ir aš patinku bernui ar ne. Jo. Ir jeigu jūs sėdit ir nieko nedarot, nu tai susiras pano kitą. Jo, tai va. Tai va. Gerai, šiandien tiek dėl mūsų reflegų, aš manau, kad mes padarysim part 2. Jo, nes dar yra labai daug, man atrodo, neapšnekėtų. Jo, ir man atrodo, tikrai padarysim apie panų reflegus, nes dabar čia mes labai... Jo, ne, mes realiai mes pasikviesim bičių ir pakalbėsim apie mergų reflegus. Tai va. Tai va ir labai maldauju, parašykit savo komentaruose savo šių pasimatymų istoriją arba reflegų, arba mum asmeniškai mes tikrai aptarsim. Padarysim tikrai part 2, nes norėtųsi kažkaip. Nes, sakau, išskrovė tas telefonas su Danielė, tu ir išėjai, kažkaip norės dar užbaigti kažkaip, bet padarysim part 2. Bet šiaip labai ilgai serija. Jo, bet įdomu. Jo. Tai va, bet mes nesumėm bernų, mes mylim kiekvieną berną, kuris turi mūsų podcastus. Mes mylim jūs. Jo. Tiesiog
Čia mūsų nuomonė. Jo, nu, pakalbėjom atvirai, jeigu nepatinka stumkinta mūsų, mums eito komentarai, daugiau komentarų, daugiau peržiūrų, tai open for haters, guys. Jo. Tai va. Tai va. Tai labai mylim visus ir haterius, ir followerius, tai va. Mylim bučiuojam šildelį. Mylim bučiuojam šildelį nešojam. Ata. Ata. Mua.